Kryžiaus koplytėlės padarymas tai tarsi kryžiaus atsiradimo kulminacija. Jis neypatingai pasikeitė amžių bėgyje. Tobulėjo įrankiai, medžio apdirbimo būdai, tačiau ir modernioje dabartinio kryždirbio ir XIX amžiaus meistro kuklioje dirbtuvėlėje darbo proceso eiga beveik tokia pat. Rumšiškėse, liaudies buities muziejuje, darant aukštaitiškų kryžių kopijas, buvo naudojama ir dabartinė technika – benzopjūklai, elektriniai obliai, grąžtai, šlifuokliai, net kaltai ir paprasti įvairaus dydžio kaltai, peiliai, panašus į tuos, kuriuos naudojo meistrai praėjusiame amžiuje ir anksčiau. Ruošiantis daryti kryžių pirmiausia išrenkamas medis, dažniausiai ąžuolas arba pušis. Paskui jis nukertamas, gabenamas į darbo vietą, užsakovo namus arba į lentpjūvę, kur atliekamas pirminis medžiagos apdirbimas. Išpjaunamos kiaurapjūviui, dekorui, stogeliams reikalingos lentos ir kitkas. Kartais šį darbą, nužievinimą, aptašymą atlieka pats meistras. Kalto meistro rankos prisilietimo reikia ir komponuojant, tvirtinant, formuojant atskirus statinio elementus bei dalis. Daug laiko ir kruopštaus darbo reikalauja dekoras. Ornamentas drožiamas, kalamas, nenaudojant elektrinių įrankių, paprastais kaltais. Pagal darbo preciziškumą, sugebėjimą įkomponuoti dekoruotas dalis į statinio struktūrą, sprendžiama apie meistriškumą. Dekoras skirtas ne tik papuošti statinio konstrukciją, bet ir sudaryti gražų foną skulptūrėlėms. Nukryžiuotojo skulptūrėlė privaloma kiekvienam mediniam paminklui. Ją nudrožti, pavaizduoti nukryžiuotą kūną nėra lengva. Neretai praverčia senųjų meistrų patirtis. Drožiant šventąjį reikia įsijausti į jo gyvenimą, išvaizdą, lyginant senąjį liaudiškosios drožybos pavyzdį su sava patirtimi. Jį kopijuojant, tarsi prasiplečia meistriškumo akiračiai, iš naujo surandami kadaise atrasti dalykai. Šitaip studijuojamos paveldo ypatybės. Tradicija tampa artimesnė, labiau suprantama. Kai kryžius ar stogastulpis baigtas, jis ištepamas antiseptikais, vėliau nudažomas arba paliekamas natūralios spalvos. Kai kurios labiausiai pažeidžiamos dalys apskardinamos kaip ir stogeliai. Tada jam paruošiama vieta. Iškasama duobė, išliejami pamatai, kuriuose paliekamos kiaurymės metaliniams strypams. Tai šiuolaikinis statymo būdas, kada paminklas pakeliamas ant strypų taip, kad liktų 5–10 cm tarpas tarp pamato. Anksčiau paminklas būdavo įleidžiamas tiesiog į žemę, apatinę dalį ištepant smala arba į akmeninį pamatą. Statoma naudojant techniką. Kranas pakrauna į mašiną, kranas iškelia iš pastato, meistrui belieka sureguliuoti kryptį, tiesumą, paramstyti, kol sustings cementas. Skulptūrėlės į paminklą keliamos darbo vietoje arba pastačius, kad vežant nebūtų pažeistos. Belieka pastatytą paminklą papuošti vainiku ir pašventinti.